Labas tau, mano draugė Rytis, ir vėl sveikinasi su tavim ir su kreidelėm. Tai ketvirta diena ant 100% vaisių, be jokių druskų prieskonių ir nieko, tik tyri gamtos vaisiai. Ir aš darydavau tai labai dažnai, kai gyvendavau Baly ir Lietuvoje, kai Madeirai atsikraustėm, persikėlėm, netiek daug detoksą tyrą darau ir tyrus vaisius, nes būna visokių tai sriuba daržovių, tai štepėlė violetos, tai salotų puodas, tai dar kas nors, riešutų ar dar ko nors. Ir retai būna 100% kelias dienas, bet dabar darom su violeta vaisių dienas ir kūnas pradeda švytėti dar labiau ir kyla dar jausmų daugiau iš kažkur. Visokių irzulių, pykčių kyla, vakar buvo sunki diena, tokie kilo jausmai ir atrodo reikia kažką veikti, reikia kažkur įlysti, protas meta įvairius pasiūlymus, ką daryti, kad tik nejausti ir aš noriu padaryti šitą įrašą ir papasakoti truputį praktišką išeitį, ką daryti, kai sunku yra, kai nežinai, ką daryti gyvenime ir taip toliau. Tai va, tai pirmas dalykas, imam savo užrašinį. Gali būti šitą akimirką dviejų rūšių. Tai pirma rūšis yra, kai šią akimirką tau kyla emocijos. Čia uždėkime. Ir kitas būdas yra, kai jauti ramybę ir lengvumą. Ir tai yra tavo dieviškumas, tai yra tai, kas mes esam natūraliai. Čia yra mūsų natūrali būsena. Ir kodėl nespalvina mano pieštuko? Okay. Va. Jauti ramybę ir lengvumą. Čia yra mūsų natūrali būsena, mano draugė. Parašysiu natūrali. Šitas dalykas yra, pavadinkim tai, valymosi, gyjimo galimybė. Kai kyla emocijos tau, kai kyla sunkus jausmai tau lyg Dievas visata sako, štai prieš tave yra banga energijos ir ką tu darysi su ją. Gali arba užspausti ją, arba eiti į tai. Tai jeigu kyla emocijos, pradėkim nuo to, jeigu kyla emocijos tau, turi dar du variantus. Pirmas yra užspausti, slopinti. O antras yra jausti, sustoti, sesiją pasidaryti jausmų. Ir va taip gaunasi, jeigu kyla emocijos, tau galės užspausti arba slopinti, arba jausti, sustoti ir pasidaryti jausmų sesiją. Visada turi šitą pasirinkimą. Ir kuo daugiau tu neužspausi to ir neslopinsi, tuo greičiau vyks tavo vidinė transformacija
dvasinė transformacija, pabudimas ir visas šitas gražus procesas iš sėklos išsiskleidimo į daigą ir į gėlę, kuo daugiau tu eisi tai, tuo greičiau tai vyks. Bet yra toks dar aspektas šito kelio, to aš jį parašysiu, nes tai yra tiesa ir tai svarbu. Kuo daugiau jausi, tuo greičiau viskas vyks, bet tuo didesnė kančia. Mano nusikirta. Pabandom taip. Dar truputį. Ir tuo greičiau. Gal taip pavyks. Alio. Kuo daugiau jausi savo jausmus, tuo greičiau tavo pabudimas vyks pagal teoriją, pagal planą. Viskas atsidaro, viskas išeina. Kuo daugiau išeina senų energijų iš tavo kūno, tuo daugiau lieka tavo natūralumo, jautrumo, dieviškumo. Ir taip esi dieviškas, bet jauti, pulsuoji savo dieviškumu, mano draugė, savo laisvę ir tavo kūnas virpa, gyvybė visas. Tuo daugiau jauti to, bet tuo didesnė kančia jauti kelyje, nes kuo daugiau kyla sunkių jausmų per tavo kūną, jie visi praeina, juos visus turi jausti, jie visi kyla ir gali būti, kad visą dieną jauti pyktį, visą dieną jauti depresiją, visą dieną jauti kančią ir jeigu neslapini to niekaip su jokiais maistais, substancijom, cigaretėm, rūkimu, alkoholiu, sportu, kvėpavimu, rebefingu, ar kad seksu, ar kad ir kas sugalvoji, kas tau yra tai, ką naudoji nejausti. Jeigu patrauki, tai tada jauti. Labai paprasta, ką naudoji nejausti, tai patrauki ir tada kas lieka jausmas ir jauti tai. Ir tada tu jauti kančią, nes kyla tau jausmai, bet tuo pačiu tu jauti pasitenkinimą, nes jie išeina iš tavęs ir labai dideliu greičiu. Toks gauna sportinis interesas, ne, kai tu keli štangą, tau skauda rankas, tau plešia tavo raumenį, bet tas plyštantis raumuo auga ir tu jauti pasitenkinimą dėl to. Tai čia yra lygiai tas pats kaip sporto klube. Tau plyšta kūnas, bet tu jauti sportinį interesą ir jauti prasmę tai daryti, ypač kai pradedi pats pamatyti, kad tu gyvėjai ir viskas darosi aфиgenai, kai darai tai, kai darai sesiją ir jauti savo jausmus. Tai va, tai kas gaunasi iš to, gali pasirinkti balansą pagal savo poreikius. Ir ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jeigu tu jauti jausmą, kurio nenori jausti ir jauti, kad visas kūnas skauda, plyšta, spaudžia krūtinę tau. Ir tu dažniausiai naudoji cigaretę, kad užslapinti tai. Pavyzdžiui, surūkai 2 cigaretės, kad viską pamiršti ir panašiai. Tai surūkyk pusę cigaretės. Pusę cigaretės surūkyk ir jausk toliau. Ir tada bus biški užslapinta, bet vis dar jauti ir vis dar tęsias procesas, tu nenukerti jo visai. Jeigu valgai picą šeimininę, kad užslapint savo jausmą, kuris iškyla, suvalgyk mažą picą arba suvalgyk ką nors kitą sumuštinį, pavyzdžiui. Ir principas yra toks, jeigu išeina, aišku, nieko nevalgyk, būk 100% su tuo ir pasitikėk, kad nieko nenutiks, bet tame gali būti didžiulė kančia ir tame esi toks kaip karys einantis į karą ir iš tikrųjų tai yra diskomfortas kartais didelis, priklauso ant kiek pasitik iš to procesu ir ant kiek gali išbūti, iškesti. Kuo daugiau plyšta tavo raumų, tu didesnę štangą pakeli ir su laiku vis daugiau gali pakelti, bet turėk tai omeny, tu gali pasirinkti, kiek nori jausti ir pagal tai tu užslapini tiek, kiek nori. Geriausiai nieko neslapinti, bet žinau, kad turi tokią
galimybė. Tai va, tai jeigu kyla emocijos tau dabartyje, šitoje akimirkoje galės užslopinti ir užspausti arba jausti pilnai, nieko nedaryti, jokių nedėti substancijų, būti su tuo, jausti, stebėti ir laukti, kol praeis šitą bangą visą. Tai yra lyg bangos eina per tavo kūną ir jos vis atsidaro senos energijos, seni pykčiai. Man vakar kilo atrodo iš 10 metų senumo ar iš panašiai mano gyvenimo, kai baigiau, ar kai mokyklą baigiau, ar iš paauglystės, žodžiu, visa tai eina visokios energijos ir tiesiog leidžia jiems eiti kiek įmanoma, bet kartais iš tiesų būna sunku kūnui ir pasirinkti savo balansą pagal savo poreikis, mano draugė. Ir taip pat gali, turi sustoti, jausti ir daryti sesiją, kai kyla jausmai ir jeigu nejudi, yra geriausia tai išbūti. Jeigu nesimuistai per daug ir nepuoli aplinkui žmonių esančių šalia, kai tau kyla jausmai, gali ir pulti, jeigu nori, čia viską tai yra žaidimas, jeigu taip jauti, bet nėra būtina tai daryti. Puf, ir nieko nebėra. Tai va, kitas variantas, kai jauti ramybę ir lengvumą šioje akimirkoje, tavo protas yra ramus, tavo jausmai nekyla, tada gali išgirsti vidinį savo balsą, vidinį vedimą ir žinai aiškiai, ką daryti tau šią akimirką. Tada parašysiu, kai protas ir kūnas ramus, be emocijų, išgirsti aiškiai dvasios vedimą. Jeigu negirdi, protas neramus, kūne emocija, palauk, kol praeis ir jaus. Kai protas ir kūnas ramus, be emocijų, aiškiai girdi dvasios vedimą, tu lyg pakyla tavo vibracija, nurimsta vandenyno bangos, ežero bangos ir tada po tom ežero bangom gali matyti plaukiojančias žuvytes. Kai tau kyla emocijos, ežero vanduo yra banguotas, negali matyti dugno ir žuvyčių plaukiojančių. To žuvytės yra kaip tavo įkvėpimas, kaip tavo vedimas vidinis, negali jų matyti, kol yra emocijos. Kai yra emocijos, visų pirma, turi pabūti su jom, išbūti jas, neslopinti jų kiek įmanoma ir išjausti jas. Ir tada pakyla tavo vibracija ir atsidaro tavo kanalai, išgirsti vedimą ir tada žinai iš tikrųjų, ką tau daryti šitoje akimirkoje, iš vidaus, iš džiaugsmo, iš širdies. Jeigu negirdi vedimo aiškaus, nežinai, ką daryti tau dabar šiuo metu gyvenime, ar šiandien, ar dabar, neramus protas, kūne yra kažkur emocija, kurią turi pažiūrėti ir turi palaukti, kol išeis ta banga, kol transformuosi tą bangą ir tada išgirsi vedimą visai iš kitos vietos, apie kurį net nepagalvojai. Faktas įdomus toks, kad mane atvedė daryti šitą įrašą, mano vedimas, kai aš pabuvau savo jausmu sunkesniu ir jisai dabar pasikeitė į gerą jausmą ir dabar aš darau šitą įrašą, nes prieš tai atrodo apsivemsiu, jeigu reiks kurti ką nors ar daryti, visai nebuvo noro. Tai va. Ir ką aš dar norėjau pasakyti. Kad tik buvo mintis, bet dingo jinai. Kartais ir taip būna, kartais Dievas atneša mintį, bet ją pasiema ir tada žiūri, kas toliau nutiks. Tai kiekvieną kartą, kai ateina sunkumas, tai yra valymo įsigijimo galimybė tau, tu gali tai daryti, gali nedaryti, turi pasirinkimą slopinti arba ne.
Jeigu neslopini, tavo kūnas valosi, tavo aura valosi, tai yra gyjimo galimybė. Jeigu slopini truputį, tavo kūnas valosi, bet silpniau, lėčiau, bet mažiau skausmingiau. Priklauso nuo, kiek nori kelti štangą, kokią didelę tu pasirinki. Ir va, toks yra kelias, toks yra principas. Atrodo, taip noriu kažką pasakyti ir užkrito. Dar norėjau pasakyti vieną dalyką, tuoj pabūs pagalvosite. Luktel turbūt. Palaukis, kol atneš viską. Dievas. Nu, va, tai va. Tai dauguma žmonių nerimauja. Ir yra šita mintis nuolatos, aš nežinau, ką dabar daryti, ką veikti, ir protas meta. Važiuoti, nevažiuoti, valgyti, nevalgyti. Daryti, nedaryti. Dirbti, nedirbti. Visa tai ir taip toliau, čia tik mažas gabalėlis, ką protas kuria. Tai jeigu girdi šitas mintis, šitas dvejonės galvoje savo, yra dvejonė galvoje, daryti, nedaryti, važiuoti, nevažiuoti, valgyti, nevalgyti, dirbti, nedirbti, kurti, nekurti, išeiti, likti. Visą tai, jeigu girdi šitas dvejonės ir šitą maištą ir šitą kovą, žino, kad tavo kūne yra emocija. Ir ką tu darai, tu neini į tai. Tu ignoruoji visiškai proto balsą, netiki juo, sustabdai tai, ignoruoji tai, neskiri savo energijos ten ir tu eini vietoj to į kūną pagauti burbulą. Ir štarkiai braukiam. Čia yra tavo darbas. Kai kūne atsiranda emocija, eini į kūną, žiūrėti į tą emociją, stebėti ją vidiniu žvilgsniu, laikyti savo dėmesį ant jos, nejudint kūno ir perleisti tą bangą ir neiti į mintis, neleisti savo eiti į mintis, ignoruoti mintis, stabdyti ėjimą į mintis, išjungti norą eiti į mintis, viskas, ką darai su mintim, sustoti ir išjungti tai. Eiti į kūną, nukreipti savo dėmesį į kūną ir kur spaudžia, kur yra tas sunkumas. Ir vakar jaučiau saulės rezginį didelį sunkumą, tai aš buvau su tuo ir eina bangos ir eina visokios mintys, vaizdiniai, kai žiūri į tai, bet stengiasi ignoruoti kiek įmanoma tuos dalykus ir būni su tuo jausmu, su tą energiją. Ir tu žino, kad gali paklausti savęs ir identifikuoti, kokias, to aš dar čia parašysiu. Paklausk savęs. Kokią slopinančią
substanciją naudoji, kai kyla jausmai tau? Kokią slopinančią substanciją naudoji, kai kyla jausmai tau? Tai man buvo didžiulis slopinantis elementas maistas, tiesiog užkiš savo kūną. Jeigu aš neužkišdavau anksčiau kūno savo, man iškart kildavo pyktis ir zulys, žmonės, kurie trukdydavo gauti maisto, man tapdavo priešai, atrodo, norėdavau trenkti jiems ar apriekti. Žodžiu, buvau visiškai priklausomas ir jautrus maisto tema, dėl to man tai yra didelis faktorius mano gyvenime ir mano vidiniai kelioniai. Ir kad suprasti, dabar valgau vaisius šitas dienas ir kartais dar valgydavom ten sriubos ar duonos, truputį riešutą, tai mano tokia meityba. Bet realiai anksčiau valgydavau 6 kartus per dieną vištieną, papildų, pieno kokteilių, ten tų baltymų. Jeigu važiuodavau kažkur, visada tašiai būdavo po 10 proteino batonėlių, jeigu iškart, kad turėčiau po ranka. Ir pastoji būdavo mintis apie maistą ir apie sekantį pavalgymą, kad tik nepraleisti, kad tik rasti, kur pavalgyti kelyje ar kokioj ten stovykloje, ar kad ir ką aš veikdavau. Tai viskas buvo apie maistą ir jeigu tik negaudavau valandą, 2 maisto, kai pradėdavau jausti, kad susivirškinu jau, senas, iškart kildavo pyktis ir zulys ir nepastenkinimas. Ir yra daug jausmų už to, ir mes daug perėjom su Violeta apie tai ir vienas aš perėjau daug. Tai dar galiu parašyti, ką dariau, tai tiesiog for fun. Tai dariau gal kokius 8 kartus 2 savaičių vaisių sulčių mitybą. Dvi savaitės skiriau vaisių, arbūzų, obuolių sultis, daugiausiai vynuogių. Tada dariau 3-4 mėnesius kart per dieną. Keturis mėnesius 1 kartą per dieną, 1 kartą dienoj, OMAD dieta, 1 meal a day, arbūzą arba papają valgiau ir ten buvo didžiulė transformacija mano balyje. Tada gėriau 16 parų 1 kartą per dieną. 16 parų 1 kartą per dieną gėriau maždaug 2,5 litro kokoso vandens. Tai irgi 1 kartą per dieną susipili ir daugiau nieko iš vis ir jauti jausmus visą dieną ir guli būni su savim. Išsitrynė. Žodžiu, 1 kartą per dieną arbūzas, vaisiai, kokoso vandens. Ir tada maždaug jau 6 metus gal kiekvieną dieną. Didžioji dalis yra vaisiai. 6 metus kiekvieną dieną didžioji dalis mano maisto yra vaisiai, ypač pusryčiai. Turbūt niekart nebuvo pusryčių kitokių negu vaisiai. Daug metų jau ir visą tai. Tai va, esu pridaręs crazy dalykų su mityba, su detoksikacija, bet ko aš nemokėjau anksčiau, tai yra jausti savo jausmų. Tai tiesiog darydavau tai, bet nervuodavau, skildavau visokių jausmų. Aišku, jie ir išeidavo, nes negali niekur pabėgti, bet nebuvo tokios kokybės kaip dabar. Ir esmė yra, ką aš noriu pasakyti, šito esmė yra sujungti. Jeigu čia kalbant apie mitybą, bet nesvarbu, tai gali būti bet kokia substancija, sujungti mitybą su jausmų sesija ir 100% stebėjimu ir savęs ir buvimu šiame momente.
įsijungi mitybą su jausmų sesija, jausmų jautimu, savęs stebėjimu ir buvimu šiame momente, tada viskas kyla, išeina ir tu esi greitkelyje į pabudimą ir į visišką aiškumą. Ir nėra žodžių tam apibūdinimo, draugė. Mes visi esam vaikai, mes visi vis dar viduje vaikai. Tik kūnai yra užgriozdinti jausmais ir maistu, ir užkimšti, ir, žodžiu, užkimšti yra dėl to, kad jausmai yra užkišti, tai atidarai jausmus, atsidaro ir kūnas, ir mityba pasikeičia ir nėra kito varianto, tavo mityba keisis, jeigu tu jausi savo jausmus. Žmonėms nereikia tiek valgyti, kiek jie valgo, nėra iš vis prasmės, nėra tikslo būti storu ar ten panašiai ir tiesiog viskas yra jausmuose. Tai išmoksti jausti, visos kitos rytis susitvarko. Ir jeigu nežinai, ką daryti šitoje akimirkoje, vadinasi, yra emocija iškilusi, eini jausti emociją ir tai yra tavo darbas. Šitoje akimirkoje tol, kol ateina tyla ir ramybė, ir tada iš tylos ir ramybės aiškiai girdi savo vedimą ir ką tau daryti, nes tu jauti, tiesiog girdi jį, tol kol ateina sekanti emocija ir vėl nebegirdi ir tada vėl eini jausti maksimum neslopinant to, kiek tik gali ir tai darai kas kart, visą dieną, visą laiką, tiek kiek išeina tau ir tavo raumenys auga, raumenys plyšta, bet auga ir taip kyli į viršų, mano draugė. Ačiū tau, kad klausai, parašyk komentarą, ar patiko klausyti. Ačiū, kad esi akademijoje, su meile. Ir mano vedimas dabar atvedė padaryti šitą įrašą ir dabar paklausiu visada toliau, ką Dievas turi omeny man toliau. Ir dar vieną noriu pridėti bonusą pabaigai. Tai yra, nebandyk pats sugalvoti, ką tau veikti. O vietoj to yra stebuklingas klausimas. Dieve, dvasia, ar visata, ar Jėzau, ar kad ir koks tavo žodis yra, ką norėtum, kad padaryčiau dabar. Ir tu darai ne tai, ką tu nori, ne tai, ką tu sugalvoji, ne tai, ką protas tau pasako, bet tu nuolankiai atiduodi šitą norą, šitą savo laiką ir kūną dvasiai Dievo ir paklausi, ką norėtum, kad dabar padaryčiau. Ir tada pažiūrėk, kas ateis. Da užmerk akis ir paklausyk viduje, kas ateis. Ištaru šitą sakinį, ką norėtum, kad padaryčiau dabar. Ir pažiūrėk, kas ateis. Ir tai ir daryk. Ir bus geriausia kokybė ir geriausias jausmas, koks tai gali būti. Nedaryk pats, nekurk pats. Padaryk tai, ką nori dangus šią akimirką.